prisėdau įrašyti prie tos savaitės apžvalgą ir atrodo, kad neturiu ką pasakyti. O taip yra, todėl, kad praeitą savaitę nebuvo nieko wow, bet tą ir reikia aptarti iš tikrųjų. Na, prie to, kad po dozės nesinori valgyti ir nėra minčių apie maistą, tai aš jau pripratau. O po to, kai tas alkis grįžo, jis grįžo kaip normalių žmonių alkis, nu toks stabilus, kur pavalgai ir pamiršti. Išalksti, vėl pavalgai ir vėl pamiršti. Nesuki galvos apie maistą, maisto porcijos užtenka normalios, nereikia persivalgyti ir tiesiog, nu, kaip aš sakau, normalaus žmogaus gyvenimas. Tai to mes visi ir norime su šito vaistu, kad taip ir būtų. Tai žodžiu, galiu pasidžiaugti už praeitą savaitę, kad įsivyravo stabilumas. Galbūt iš tikrųjų wow momentas praeitoj savaitė ir buvo, todėl kad praeitą savaitę man buvo PMS-as. Ir įprastai tai aš noriu čipsų, šokolado, tada paverkti, tada vėl šokolado ir vėl čipsų. Tai šią savaitę buvo taip, kad paverkt gal ir norėjosi, bet užvalgyti tų emocijų maistu nesinorėjo. Iš įpročio buvo toks, kad nu kažką gal čia reikia suvalgyti, bet tada paimi mažą šokolado gabaliuką ir viskas, to ir užtenka. Ta prasme, nu tai, kaip sakiau, nebuvo wow, tai gal iš tikrųjų čia ir buvo wow, taip man netikėta. O dabar vakar atskridau į Londoną ir praleisiu čia Velykų savaitę atostogas, tai pažiūrėsim, kaip man čia seksis, nes, na žinot, ir šventės, ir šiaip kelionėje visą laiką gal truputėlį norisi daugiau kažko suvalgyti ir paragauti. Tai būtinai pasidalinsiu, kaip man sekasi, o kol kas, nu, praeita savaitė buvo stabiliai puikiai.